bandydami atsakyti į klausimą, kas yra visų daiktų grožio, kančios, tvėrimo paslapties šaltinis. Atrodo, kad yra kažkokia nematoma riba, už kurios kažkas slypi neįtikėtina, tačiau tas tikras atsakymas taip ir lieka vis už mūsų suvokimo ribų. Na ir galbūt po daugelio ieškojimų ateis netikėtas nušvitimas, prabudimas. Na va, ir mes tarsi vėl surasime kažkokį tai suvokimą, kuris gulėjo giliai po daugelio prisiminimų, netgi po, vaizdžiai sakant, po purvo ir dumblos sluoksnių. Mes surasime savo tikrai aš savastį, savo individualumą slypėjusi savo pasąmonės gelmėse. Ir tada tokiu atveju tarsi skraistė nukris nuo mūsų akių ir mes jau matysimegi pasaulyje jau gerokai kitaip. Mūsų visi šitie filtrai pasikeis. Va, ir mes pradėsime save regėti per kosminių aš, per transpersonalinių aš suvokimo prizmę, įgysime visai kitokį protą ir mes pajausime iš tiesų, kad esame dalis dieviškojo pasaulio ir kad be mūsų pasaulis nebūtų tobulas. Kažkur skaičiau tokią mintį, kad jeigu tu pajutai save bereikalingų, nereikalingų, tave apėmė, tai galėsit klausti, neskubėsim, o jau sekantį sekmadienį pas mus turėtų svečiuotis brolis Nerijus, kurio jau visi tikriausiai pasiilgom, kai kas sako net ir labai. Tai va, programą matė, toliau po to eina Dainauskas, Jonas Dainauskas 21 vasario turi būti, o 28 žadėjo Tomas Girdzijauskas. Va, o šiandien mes tęsiam toliau pokalbį apie mąstymo vingrybės, jeigu taip galima pasakyti, ir apie tuos, tai apie mąstymo galias ir apie mąstymo plonybės ir tuo pačiu apie mąstymo vilkduobės. Ir šiuolaikinį, ir šiandieninio pokalbio pavadinimas įsitikinimo nelaisvėje. Galima sakyti mąstymo nelaimė, mąstymo nelaisvėje. Tavo namai yra tavo požiūris į pasaulį. Tai paantraštė, kitoks pavadinimas. Tavo namai yra tavo požiūris į pasaulį. Na va, ir šitokį suvokimą, šitokį žodžių derinį įsitikinimo sistemos aš pirmą kartą sutikau Roberto Monroe knygoje Kelionės be kūno. Na va, ir jis man taip pat padarė įspūdį, matyt, aš jau buvau prie šito pribrendęs. Man jis padarė įspūdį ir aš jį iš karto paėmiau į savo ginklų arsenalą, kaip sakant, į sąvokų arsenalą ir jo pradėjau naudotis. Na va, ir iš tiesų šiais laikais tai yra labai svarbu. Matot, mes gyvenam nepaprastais laikais, kada labai daug visokių požiūrių, naujų nuomonių, pasikeitimo, sektų mokslinių teorijų, tiek religiniai srity, tiek moksliniai srity. Ir va, pabandyk ir susigaudyti, kuri čia ta teorija, kuri ta sekta, tikėjimas, religija, ar šiaip būtent koks nors įsitikinimas, kurį mes nuolat girdim iš vienokių arba kitokių žmonių lūpų, kuris iš jų yra teisingas, kuris ne, kuris teisingesnis ir kuris mažiau teisingas. Na va, ir todėl suprasti patį mąstymo procesą, būtent patį mąstymo procesą ir į kur jis mus gali nuvesti, į kokias aukštumas iškelti, arba į kokias bedugnes nugramstinti, arba į kokius kalėjimus uždaryti. Va čia jau yra kiekvieno iš mūsų uždavinys, kiekvieno iš mūsų būtent subrendimo reikalas. Taip, kad mes jau būtume mažiau priklausomi nuo tų kaip lavina užgriūnančių teorijų, nuomonių, įsitikinimų, sektų arba dar kitokių mąstymo sistemų. Na, iš tiesų mintis yra viena iš galingiausių jėgų visatoje. Gal ko gero ir pati galingiausia. Mes niekada nesuvokime pasaulio tiesiogiai. Visada tą tikrovę, tą pasaulį mes praleidžiam per savo minčių tinklelį.
filosofijos arba paprasčiau sakant, mąstymo grožis slypi tame, kad mąstymas parodo prigimtį nematomų minties klodų. Parodo prigimtį tų nematomų minties klodų. Vat jie šiaip nematyti, bet vat kai, žiūrėk, atsiranda, kas nors sukuria kažkokią tai teoriją, sukuria sektą, va ir išlenda. Ir išlenda tie nematomi minties klodai, kurie visuomet įsiterpia tarp mūsų ir visko, ką mes matome. Netgi save pažinti mes galime tik tai mąstydami. Na va ir dabar tikrovė. Kokia toji tikrovė iš tikrųjų yra? Mūsų vakarietiškas mokslas tvirtina, kad egzistuoja reali tikrovė, kuri yra tikra, nejudinama ir nepakeičiama, apspręsta tam tikrų fundamentalių fizikos dėsnių, kurie taipogi yra nepajudinami. O štai rytų filosofija, budizmas, hinduizmas sako, toji jūsų tikrovė, tai tik tai iliuzija, tai tik tai teatras, tai tik tai vaidyba, tai yra tik Dievo žaidimas, maja. Tai kurie iš jų čia teisūs? Ar tie senieji rytų išminčiai, sakydami, kad toji mūsų matoma tikrovė yra iliuzija, magija, žaidimas, jie taip ir sako, maja arba lila, sanskrito kalba tai dievų žaidimas, maja tai iliuzija, lila tai dievų žaidimas, ar būtent teisūs yra tie mūsų akademikai, profesoriai, va, tie tituluoti mokslininkai, kurie sako, va, tikrovė yra tokia ir jokia kita, ir ji egzistuoja objektyviai ir ji nuo nieko nepriklauso. Na, va, čia yra labai svarbu mums šitą dalyką išsiaiškinti. Na, ir ko gero tiesa, kaip prisimena kažkur tai per vidurį. Ir jeigu mes imsim sakyti, kad teisūs tik tai vieni arba kiti, tai vėlgi pakliūsime į vieną iš dviejų kraštutinumų. O prisimenat, kad tos prieštaros, jos visada yra viena kitą papildančios, kaip taisyklė. Na va, ir kai Nilsas Boras, tai vienas iš tų kvantinės mechanikos kūrėjų, tai jis labai daug vargo, aiškinosi ir pasimetęs buvo, kaip čia yra, koks tas pasaulis iš tikrųjų yra, kai buvo atrastos tos kvantai, tos mažosios elementariosios smulkiosios dalelės, kurios egzistuoja tik tai milijardinės sekundės dalis. Ir pasirodo, kad toji dalelė, jeigu ją tu nustatai kaip dalelę, tai tu negali būtent nustatyti jos kitų koordinačių. Kai tu nustatai jos kitas koordinatės, tu negali apibrėžti jos kaip dalelės. Ir pasirodo, kad toji dalelė yra banga, vienu metu irgi banga, kur yra pasklydusi visoje visatoje, vienu metu ir yra kaip diskretinė, tai yra atskira dalelė. Ir mūsų sveikas protas, loginis mąstymas to nesuvokia. Na va, ir Nilsas Boras iš naujo atrado papildomumo dėsnį, kad toje elementari dalelė vienu metu yra ir banga, ir dalelė. Tai va, tai pasirodo, kad šitas dėsnis buvo žinomas nuo senovės, tik va, mūsų mokslininkai atrado jį visiškai kitų kelių ir jis pradėjo šitą dėsnį taikyti savo gyvenime. Ne tik tai būtent kvantinėje fizikoje, savo mokslinėse teorinėse išvežiojimus, bet būtent gyvenime. O štai kaip gimimas papildo mirtį, kaip liga papildo sveikatą arba sveikata papildo lygą, kaip sėkmė papildo nesėkmė, pralaimėjimas papildo laimėjimą ir tos visos prieštaros yra neatskiriamos, kaip šalta papildo šilta, nes šalta nebūna, jeigu nebūna šilta. Žemai nebūna, jeigu nebūna aukštai. Tai čia, manau, toks truputį nukrypimas į šalį, tam, kad mes mažiau blaškytumės po prieštarų galutinius polius, o daugiau ieškotume, kaip apjungti, prisimintami būtent šitą papildomumo dėsnį. Na va, ir mes sakome, kad egzistuoja tikrovė. Sakykime, bet iš tą, apie kurią sako fizikai,
mokslininkai, kad egzistuoja objektyvi tikrovė apspręsta konkrečiais nepajudinamais fundamentaliais, tai yra pamatiniais fizikos dėsniais, konstantom ir taip toliau. O rytų išminčiai sako, anokia čia tikrovė, tai tik tai iliuzija. Na va, ir pažiūrėkime būtent kitaip. Ir iš tikrųjų, štai žmogus suvokia šitą tikrovę ne kažkaip nors kitaip, o per save. Kaip aš? Per akis, per ausis, lytėdamas, ragaudamas, uosdamas. Va, tai yra mano pojūčiai. Siunčia signalus į smegenis ir smegenis konstruoja tikrovę tokią, kokią ją sukonstruoja. Tai yra pagal tą informaciją, kurią gauna per lytėjimą, per regėjimą, per ausis, per nosį ir taip toliau. Tai yra mes tą tikrovė, kuri iš tiesų kažkokia tai yra, bet mes nežinome, kokia yra. Ji praeina keletą filtrų. Na va, ir pirmasis filtras, mes jį taip ir pažymėsime, tai yra neurofiziologinis filtras, kuris priklauso nuo to, kiek aš turiu pojūčių, kaip veikia mano smegenis. Na va, ir jis iš tikrųjų išfiltruoja tą tikrąją tikrovę ir man ją parodo tokią, kokią būtent parodo mano smegenis. Jeigu mes išgersime psichotropinių medžiagų, vaistų, psichotropus, tai yra psichiką veikiančių medžiagų, tikrovė atrodys kitokia. Na tai, pavyzdžiui, musmirio užvalgysim, ką darydavo ir tebedaro, sakysim, meksikiečiai nuo senovės, indėnai ir iki šiolei. Ir pasaulis tampa kitoks, nes pasikeičia, nes tai paveikiamo smegenis, paveikiami ryšiai tarp neuronų ir staiga ta tikrovė keičiasi. Tai ar ji tikra, ar ji iliuzinė. Tai yra tas pirmasis filtras, neurofiziologinis. Tačiau pasirodo ne vienas filtras yra. Kaip mes suvokime tą tikrovę. Mes einame į mokyklas, mums tėvai aiškina, koks yra pasaulis, koks yra Dievas, universitetuose aiškino visokius veikiančius dėsnius, kultūriniai renginiai, tai yra kultūra, mūsų papročiai, apeigos, religija, įsitikinimai, tie, kurie egzistuoja visuomenė ir kuriuos mes paveldim, kurie mums užvožiami nuo gimimo ir per vaikystę, per jaunystę, per visas mokymo instancijas. Ir to į tikrųjų, ir tie įsitikinimai, kuriuos mes gauname būtent iš kaip kultūrinį paveldą, gyvendami tam tikroj visuomeniai. Tai yra antras labai svarbus filtras, kuris taipogi išfiltruoja tikrovę. Sakysim, koks nors Amerikos indėnas, ten, sakysime, indas, japonas, jau šitas filtras yra kitoks. Nes jo įsitikinimai, papročiai, religija, ir tai, ką jis paveldė į savo papročius iš giminių, iš tėvų, yra labai skirtingi. Šitas filtras yra daugmaž vienodas visų pasaulio žmonių, daugmaž, nedidelis skirtumas. O šitas filtras įvairių rasių, religijų, kultūrų, jis yra labai skirtingas. Ir įvairios kultūros, žmonės, kurie priklauso įvairioms kultūroms, religijoms, pasaulį mato gerokai kitaip. Dėka šito antrojo socialinio filtro, visuomeninio, taip jį būtent ir pavadinkim. Bet pasirodo yra ir dar vienas filtras, kuris taipogi filtruoja mano tikrovę. Na, šitas filtras galbūt yra toks, rečiausias. Čia tankiausias, tankus ir pats rečiausias. Tai yra trečiasis filtras. Na ir šitas filtras yra asmeninis filtras. Tai yra mano paties, jūsų asmeniniai įsitikinimai, požiūriai, jūsų būtent gyvenimiškos nuostatos, jos taipogi filtruoja, keičia būtent tikrovę, bet galbūt šitas filtras pradeda veikti vėliausiai. Šitas filtras veikia iš karto, kai tik žmogaus siela įeina į fizinį kūną, tai yra nuo gimimo akimirkos, nuo pirmojo riksmo. Šitas filtras pradeda veikti, sakysim, nuo kokių 2-3 gyvenimo
metų, kai vaikas pradeda suprasti pasaulį, kas jam sakoma, pradeda suprasti gyvenimo taisyklės, egzistuojančius papročius. O šitas filtras, trečiasis, atsiranda dar vėliau. Na, kai aš galbūt jo užuomazgos atsiranda paauglystėj, jaunystėj, o jau subrendęs žmogus jau dažniausiai turi jau vienokį ar kitokį stipresnį arba silpnesnį savo asmeninį filtrą. Na, va šitoj tikrovė. Ir va čia ta tikrovė eina. Čia reikėtų, darykime čia, pakelti tą užrašą aukštyn, kad buvo aiškiau taip nesimato. Tikrovė. Na, va, ir ta tikrovė eina per tuos filtrus. Tos rodiklės rodo, kad ta tikrovė yra filtruojama per pirmąjį neurofiziologinį filtrą. Aišku, jis jau per keista iš tos tikrovės eina būtent dar, perėjus tą filtrą eina dar per antrąjį filtrą, perėjus antrą filtrą eina per trečiąjį, jau mažiausiai keičianti, bet vis tiek keičianti. Na va, ir perėjus visus 3 filtrus mes gauname jau nebe tą patį, kas buvo čia. Nebe tą patį, kas buvo čia, ir čia jau pavadinkime perkeistą tikrovę. Kokia ji bus? Sunku pasakyti. Perkeistą tikrovę. Perkeista. Na, ir ta perkeista tikrovė, skirtingų žmonių, ypatingai jeigu jie gyvena įvairiose kultūrose, jį bus kitokia. Na, tai aišku, jeigu skiriasi, tai reiškia iliuzija. O čia, tai iš tikrųjų, yra ta objektyvi tikrovė. Bet kokia yra, niekas nežino. Net ir tie patys garbus mokslininkai savo dideliais vardais nežino. Galbūt nežinia, ar mes iš viso kada sužinosime, kokia yra iš tikrųjų ta tikroji. O ta, kurią mes matom, tikrovė, kuri praeina pro visus tos mūsų filtrus, iš tiesų yra iliuzinė. Iš tiesų yra, tokia, kuri, kaip matote, labai daug nuo ko priklauso. Na, va, ir jeigu, sakysime, žmogus turintis daugiau pojūčių, ką mes vadiname ekstrasensu. Jis būtent tikrovę matys kitokį, jis ir mato kitokį. Ir mes jo klausim, o ką tu tengi matai? Ar tu matai mano aurą? Ar tu matai mano aurą, ar ne? Va, ir iš tikrųjų mes matome ne tikrą tikrovę, bet perkeistą tikrovę. Matome iliuziją. Tokia, kokią mums jėgi parodo visi šitie 3 filtrai. Na va, ir tai galime prisiminti tuos vaikiškus žiūronus, į kuriuos padaryti iš stiklo. Aš prisimenu dar vaikystėje paėmė 3 stiklo juostas, tokias kaip liniuotės, sudedi trikampių, apvynioji tamsių popierių, galą užriši šviesių popierių, persišviečiamų, sviestinių tokį vadinami, įmeti ten stikliukus spalvotų, akmenukų, sėklų ir su kita žiūrona. Kokių ten gražių vaizdų. O kai iškratai, ten keletą šiukšlių. Va, tikroji. O tu ten matai būtent šitą iliuziją. Iliuzija sukurta taip, kad ji atrodytų tikra. O tikrovė sukurta taip, jog atrodytų tarsi jos iš viso nėra. Tai yra sufijų poeto Rumi žodžiai. Toks viduramžiais gyvenęs. Tik iliuzija sukurta taip, kad ji atrodytų tikra. O tikrovė sukurta taip, jog jos atrodytų tarsi jos iš viso nėra. Na va, ir lietuviškas žodis tikėjimas. Tai yra tikėti. Jisai kilęs būtent susijęs su, iš jo kilęs yra tas veiksma, daiktavardis tikrovė. Tikėti ir tikrovė yra bendrašakniai žodžiai. Ir Nerijus taipogi aiškino, kad hebrajiškas žodis emet, tiesa, kuris reiškia tiesa, yra bendrašaknis su amen. Tai taipogi ir hebrajiškoj savimonėj, kaip mato, tikėjimas yra susijęs su tiesa. Tai, ko aš tikiu, yra tikrovė, yra man tiesa. Va tai yra tie visi filtrai, vienasi, tai
kuo aš tikiu, tai būtent yra va šitie filtrai. Ir jie man tikrovę keičia, būtent tikrovę filtruoja. Ir dabar va, štai mes, jeigu mes sugebam keisti šitos filtrus, kaip mes sugebam keisti ir šitą perkeistą tikrovę. Šitos tikrovės tai tikrai niekas, jokių būdų, aš bent įsivaizduoju, nepakeisim. O tą perkeistą tikrovę, tą vadiname iliuzinę tikrovę, galime keisti ir tą mes kartais darom. Štai va, kai žmogui netikėtai atsiveria kiti pojūčiai, sako, važiuoju autobus ir žiūriu, pradedu matyti žmonės kiaurai, matau organus, matau kaulus. Mes sakytume, tai iliuzija, taip nebūna. Bet dabar jam filtras susilpnėjo šitas ir jis mato visai kitokią būtent perkeistą, ir jis mato būtent visai kitokią perkeistą tikrovę. Mes daug kalbėjome apie psichologinius metodus. Apie psichologinius metodus, kaip keisti požiūrį į pasaulį ir kaip nuo to keičiasi į pasaulis, kaip keisti pasaulėžiūrą ir taipogi keičiasi pati tikrovė, tai kadangi mes toli gražu ne visi ekstrasensai tokių mažuma, tai mes mažai sugebam keisti va šitą pirmąjį filtrą, padaryti jį silpnesnį, nors lavindami tam tikrus pojūčius galime šitą filtrą susilpninti ir pamatyti pasaulį kitokį, spalvingesnį, kas dažnai atsitinka ir šiandien yra parašyta apie tai nemažai įvairių metodikų knygų, kaip pamatyti būtent pasaulį kitokesnį, susilpninti šitą filtrą. Tačiau keisti pasaulėžiūrą, keisti būtent savo įsitikinimus, tai pažiūras, požiūrį į tam tikrus įvykius. Tai yra, keisti va šitą antrąjį socialinį filtrą psichologiniais metodais, mes galime puikiausiai kiekvienas ir tikriausiai daugiau ar mažiau netgi nesąmoningai tą darome ir to tikriausiai mes nelabai suvokiame. Ir va čia reikia šitos dalykus atsiminti, kad iš tiesų mūsų toji tikrovė, kurią mes matome, tam tikra prasme iš tiesų yra iliuzija ir ji objektyviai neegzistuoja. Objektyviai egzistuoja kažkokia tai visa kita, kažkokia tai tikrovė, apie kurią mes beveik nieko nežinome. Na va, ir išplaukiant iš to, iš tikrųjų mums vienas iš svarbiausių mūsų gyvenimo uždavinių, tai surasti dorą ir savitą mąstymo būdą. Tokį mąstymo būdą, kuris atitiktų mūsų individualybę. Nes juk nuo šito mūsų mąstymo priklausys mūsų kūriamas aplinkinis pasaulis. Va tai yra, mes veiksim šitą trečiąjį asmeninį filtrą. Nuo mūsų mąstymo priklausys mūsų kūriamas pasaulis. Tas mūsų mąstymas ir yra tas trečiasis filtras, kuris Žemėje galbūt yra mažiausiai reikšmingas. Žemėje, kaip sakiau, jis yra pats mažiausiai reikšmingas. Po mirties jis pasidarys pagrindinis, nes mirties atveju šitas filtras dingsta, šitas išlieka, nes tai mūsų įpročiai, mūsų įsitikinimai, bet va, šitas ko gero tada jisai taps pačiu būtent pagrindiniu. Na va, ir kiekviena siela iš tiesų yra skirtinga ir tenka ko gero darbuotis visą gyvenimą. Mažu surandi tokį mąstymo ritmą, kol surandi tokią mąstymo dermę, kuri atspindi ir išreiškia nepakartojamą, kiekvieno iš mūsų būtent nepakartojamą individualią sielą. Ir dažniausiai mes linkę prisitaikyti prie aplinkinių mąstysenos, arba, sakysime, labai linkę pasitikėti autoritetais. O kas čia sakė šitą mintį, kam šita mintis priklauso. Atsiminkime, kad mintis niekam nepriklauso, jos yra atskiri mūsų visatos pasaulio gyventojai. Na, aišku, mes linkę savininkai esam ir mes norim tas mintis pasisavinti. Na va, ir mintis, kurias mes savo prisitaikome, arba pasisaviname, arba išgirstam iš autoritetų, jos dažnai tampa mums kaip įpročiai. Ir tos mintis nėra mūsų pačių. Jeigu jos nėra mūsų pačių, tos mintis gali iškreipti mūsų žvilgsnį į pasaulį ir gali mus priversti abejoti įgimtą nuojautą ir gyvenimo suvokimo. Na, va, jeigu ir iš tikrųjų
tą galima paliustruoti tokiu pavyzdžiu. O štai mažas vaikas, jo šitas filtras yra silpnesnis negu suaugusio ir jis mato medžius spalvotus, žmonės spalvotus, bet va, veikiant antram šitam filtrui, suaugusiai to nemato ir iš to vaiko juokiasi. Jis į tai pradeda nekreipti dėmesio ar manyti, kad tai neteisinga ir tas filtras sustiprėja ir jis vėlgi mato taip kaip visi. Va. Šitas filtras paveikia ir šitą ir jie, kaip matot, jie vienas su kitu sąveikauja. Na va, ir va, tie įsitikinimai, kurie gyvuoja mūsų kultūroje, įpročiai, papročiai, tam tikros nuostatos gali būtent iškreipti mūsų paties žvilgsnį į pasaulį ir gali priversti abejoti įgimtą nuojautą ir gyvenimo suvokimo. Ir kai suprasime, kad mūsų mąstymas gyvuoja savarankiškai, bet kol mes šitą suprasime, tam reikės skirti nemažai laiko ir reikės didelės drąsos suprasti, kad mano mąstymas gyvuoja savarankiškai ir kad aš galiu būtent savarankiškai mąstyti ir kai šitą suprasime, tada jau savo suvokimo nebepaversime kalėjimu. Mes jį galėsime keisti arba galėsime išeiti iš to kalėjimo. O gal mes net nesuprantame, kad mūsų arba primestas mąstymas gali tapti ir labai dažnai tampa kalėjimu. Tai va, čia iki šito suvokimo iš tiesų reikia užaugti, nes mano minčių sukurtas kalėjimas, tų kalėjimo sienų, minčių sukurto kalėjimo sienų, suvokimo kalėjimo sienų, nesimato ir labai sunku tą suprasti. Siauras akiratis nori viską sutalpinti į mažą kambarėlį ir iš to mažo kambarėlio išeiti iš tiesų dažnai būna labai baugu. Ribotas mąstymas arba trukdo gyventi, arba padeda. Padeda ta prasme, kad leidžia žmogui pasijausti saugiai. Va, jis ribotai mąsto, daug visą kitą neigia ir jis jaučiasi saugiai, jisai viską žino, tam mažam kambarėlį jam viskas aišku, tame mažame suvokime jam viskas aišku. Na, žmogus jaučiasi saugiai, tai tam tikrą prasme, galime sakyti, tarsi padeda jį mąstyti. O iš kitos pusės trukdo gyventi tas ribotas mąstymas, kad neleidžia išeiti iš to siauro kambarėlio. Išeiti nėra lengva ir ko gero šiek tiek, o kartais ir gerokai įbaugu. Na va, tai atsiminkime, kad iš tiesų tenka išdrįsti išeiti iš to siauro suvokimo, iš to mažo mąstymo kambarėlio. Tam, kad sugriautum vidinį kalėjimą, pirmiausia, reikia išmokti tą kalėjimą pamatyti. Nėra ko griauti, jeigu tu nematai to kalėjimo. Jeigu tavo mąstymas tau visiškai tinka, aišku, tu niekada jo negriausi. Reikia jį pamatyti, kaip jis tave riboja. Tačiau savo susikurto kalėjimo sienas labai sunku pamatyti. Norint jas pamatyti, reikia mąstyti apie tai, kas gi varžo, kas riboja mano gyvenimą. Mąstymas. Jau vien tai, būtent pajautus luošinantį ir auginantį varžymo jausmą, žengiamas pirmasis žingsnis. Pajautus būtent luošinantį ir auginantį varžymo jausmą. Iš vienos pusės tas varžymo jausmas luošina, o iš kitos pusės augina. Tai yra verčia žmogų žengti žingsnį per būtent šitas ribas. Dvasia auga ten, kur jį sutinka užtvaras, ten, kur jį sutinka suvaržymus. Kaip sakė vokiečių filosofas Heideggeris, pažinti ribą vadinasi ją peržengti. Kai tik riba pažįstama, jau tada galima peržengti, kol mes nematome ribos, aišku, kad nėra ko peržengti. Vienas žmogus mato ir drįsta ją peržengti, o kitas mato ribą, bet dar nedrįsta peržengti. O trečias dar visai nemato jokios ribos. Na ir visi yra pakeliui. Ir visi trys yra pakeliui. Tai galbūt skirtingose kelio
taškuose, bet jie visi trys eina. Galbūt vienas šiek tiek greičiau, kitas lėčiau, bet nenusiminkime, kad mes einame lėčiau. Kiekvienas žmogus turi savai augimo tempą. Ir gerai, kai jis eina būtent savoju tempu. Jeigu mes per daug bandysim pasiskubinti, vėlgi gali būti taip, kad atsitiks kažkas tokio, kad mes pasimesime. Gyvenimas lieka mums ištikimas. Jeigu mes žengėme nors mažiausią žingsnelį toliau, negu leidžia mūsų ribos, gyvenimas mus apkabina, tai vaizdžiai tariant, ir išveda į naujų galimybių erdves. Ir vienas iš svarbiausių žmogaus įsitikinimų, nuo kurio labai priklauso, kaip žmogus jaučiasi pasaulyje, yra dažniausiai paveldėtas arba jo paties susikurtas apvaizdos arba Dievo įvaizdis. Tai iš tiesų yra labai vienas iš pagrindinių labai svarbus įvaizdis, kuris mums gyvenime ypatingai daug ką reiškia. Jeigu mes paveldėjame neigiamą Dievo įvaizdį, tai šitas neigiamas Dievo įvaizdis gali padaryti mums labai daug žalos. Jeigu Dievą mes suvokime kaip griežtą teisėją, kuris žino visus mūsų nusikaltimus, tai iš tiesų gyvenime jausimės labai nesaugiai, nejaukiai. Ir kaip žinote, šitoks Dievo įvaizdis yra dar gana dažnas mūsų visuomenė, o anksčiau prieškario Lietuvoje ir visoje būtent krikščionybė tai buvo jisai vyraujantis. Kai tavo Dievas yra griežtas teisėjas, jis paverčia mūsų gyvenimą nerimastingų išganimų medžiojimu. Mes ieškome, medžiojame to išganimų. Tokio Dievo akis yra kaip piktojo argo. Toks graikų mitologinis. Dievas turės daugybę akių. Kaip piktasis argas, toks Dievas mato visur savo daugybę akių. Priešingas Dievo suvokimas, kuris taipogi yra ir krikščionybėje, ir, sakysime, budizme, tai yra Marija, tai yra nuolatinis pagalbos motina. Tibete tai yra vadinamoji žalioji tara, moteriškoji dievybė, kurios kiekviename delne yra po 1000 akių ir jis stebi, žiūri, kur kam reikia pagalbos. Ne ką nors nubausti tavo blogus darbus, pastebėti, bet kur ką pastebėti, kam reikia jos motiniškos globos ir būtent motiniškos pagalbos. Tai vat, kaip matote, Dievo įvaizdžių gali būti labai daug ir mes patys juos kūrėme ir mes juos galim pasirinkti, galime keisti arba galim tiesiog nesąmoningai paveldėti ir su tokiu paveldėtu įvaizdžiu gyventi per visą gyvenimą. O tai tada labai svarbu, koks yra tas Dievo įvaizdis. Tas griežtasis Dievas viską mato ir nieko nepamiršta. Ir toks Dievo arba apvaizdos suvokimas, kol žmogus neturi vidinės galios gyventi dorai, nuskatina, drįsčiau pasakyti, kad skatina žmogų doram gyvenimui. Baimė yra toks primityvus žmogaus auklėjimas. Griežtumas, baimė, tai yra auklėjimas, bet toks primityvesnis būdas. Iš kitos pusės, toks Dievo įvaizdis jau truputį pažengusi žmogui, toks Dievo įvaizdis piktojo teisėjo luošina žmogų. Ir iš tikrųjų, jeigu išganimas ir pasveikimas neduodami kaip dovanos, jie nieko neverti. Čia aš perduodu airių kunigo Džono Donohue mintį. Ir galbūt šita mintis kai kam pasirodys keista, jeigu išganimas ir pasveikimas neduodami kaip dovanos, jie nieko neverti. Ir nors šita mintis gali pasirodyti ir keista, prie jos reikia sustoti, pamastyti, parutuliuoti, neatmesti iš karto, jeigu jį man nėra priimtina. Ir jeigu jūs palyginsite tai, kas parašyta Evangelijose su evangelinė atpirkimo etika, tai iš tikrųjų tai labai tampriai susijusi. Ir griežto Dievo kaip teisėjo įvaizdį žmogaus gyvenimą paverčia kankinė. Bet kas virtęs kankinę vargu ar nusipelno išganimo vardu. Žmonės, kurie apsigyvena
negatyvaus, griežto Dievo kaip teisėjo, Dievo kaip buhalterio kalėjime baisiai kenčia, liūdna, bet iš dalies mes ir patys kalti, kad tūname ten užsirakinę tokio griežto Dievo kaip teisėjo kalėjime. Religinė mus aprūpino tokio statybinę medžiagą pasistatyti tokį kalėjimą. Na tai yra teologų nuomonės, katekizminės tiesos, tai yra statybinė medžiaga, kabutėse, iš kurios mes galim pasistatyti savai suvokimą apie santykį su Dievu ir pasistatyti savai suvokimo rūmą. Ir mes iš tiesų ėmėmės statyti savai kalėjimą, tai yra naudojame trečiai būtent šitą asmeninį filtrą. Skausmas patyrus teologinę ar dvasinę prievartą gali užtemdyti ir visą žmogaus gyvenimą. Dvasinė prievarta kaip derva prilimpa prie mūsų mąstysenos. Ir kai esi vidinėme griežtos dievybės kalėjime, iš mūsų gyvenimo dingsta smagumas, jumoras ir džiaugsmas. Praeisį kartą mes kalbėjome apie jansenizmo ereziją ir ten buvo ypatingai, būtent jansenizme, ypatingai griežtas Dievas, teisėjas ir ten vienas iš pagrindinių jansenizmo teiginių, kaip prisimenat, buvo tas, kad Dievas mirė ne už visus, o tik už išrinktuosius ir žmogus yra nusidėjėlis ir kad jis visą gyvenimą turi atgailauti, tai kad jam juoktis, džiaugtis, tai iš viso net negalima. Na ir taip iš tiesų mes galime susikurti tokį tankų filtrą, kuris būtent išfiltruos tikrovę ir tuo pačiu mes pateksime į savo asmeninio filtro susikurtą mąstymo, suvokimo, įsitikinimo kalėjimą. Ir tokie negatyvaus Dievo gniaužtai yra labai stiprus. Ir toks Dievas pažadina tavyje, kas yra blogo, ko tu bijai, ir tau nuolat šnibžda, koks tu esi blogas, esi žmogus, ir žmogaus esatis, žmogaus savastis nyksta. Veidas virsta piktos kaukės paviršiumi, tampi kaliniu ir sargu, pats savęs sargu. Drąsesniai atmeta tokį Dievo įvaizdį ir jie visiškai paneigia Dievą ir tampa ateistais ir netgi būtent kovingais ateistais. Ir iš dalies tai būtent yra gerai. Ta prasme, kad žmogus išdrįso išeiti į įsitikinimų kalėjimą. Ir kai žmogus nustoja kuo nors tikėti, tai nereiškia, kad jis apskritai nustojo tikėti. Jis tik tai renkasi kitokį tikėjimo objektais, jis tik tai būtent statosi kitokį būtent savojo būtent suvokimo kalėjimą. Ir žymiai geriau, kad mes nuolat patikrintume savo įsitikinimu, savo mąstymą tiesioginę patirtimi. Ar tai iš tikrųjų yra tikra? Ar tai yra tik tai abstrakcijos, apie kurias mes kalbėjome ir kurios egzistuoja tik mūsų sąmonėje, tik mūsų prote. O kokia yra iš tikrųjų patirtis? Ir būtent Buda ir budizmas daugiausiai remiasi patirtimi, gyvenimiška patirtimi, būtent ne tiek mąstymu, bet kiek tas mąstymas turi būti pagristas patirtimi. Ir štai čia vienas toks atvejis iš paties Budos gyvenimo, kai apsilankė vienas žmogus, kuris dar nebuvo budistas ir kuris niekuo netikėjo. Ir jis paklausė Budos, kokios yra tavo dogmos, Buda? Aš nesilaikau nei vienos iš tų dogmų, paklausė šitas žmogus. O Buda jam taip atsakė, ar tu laikaisi doktrinos, kad nesilaikai jokių doktrinų? Ar tu laikaisi doktrinos, kad nesilaikai jokių doktrinų? Ar tu tiki savo netikėjimo doktrina? Kai žmogus sako, aš kažko tai netikiu, nes jisai kažko tai tiki, jis tiki būtent to savo netikėjimo. Dogmų nesilaikymas taipogi yra dogma. Ir Buda jam atsakė, sako, mano
mokymas nėra pagristas nei doktrinomis, nei dogmomis. Mano mokymas yra pagristas gyvenimo patirtimi. Aš pats tą patyriu ir tu pats gali tą patirti, kad gyvenimas yra kančia. Ir kaip tos kančios galima išvengti. Čia nereikia jokių dogmų, tiesiog reikia atvirai būtent pasižiūrėti į tą gyvenimą, koks jis yra. Ir todėl mes bandykime tikrinti kiekvieną mintį, teoriją, mąstymą, dogmą, gyvenimo būtent asmeninę patirtimi. Ir tai, aišku, iš pradžių mums bus nelengva, bet vėliau matysime, kiek tai mums suteiks naujų galimybių, suteiks būtent ir įžvalgų. Ir mes vis mažiau priklausysime nuo kitų sukurtų įsitikinimų kalėjimų. Ir galėsime būtent kurti savus. Na va, ir tas, kuris pametė tikėjimą vien dėl to, kad jam pateiktas Dievas buvo nepriimtinas, kurį laiką jis netikės, bet vėliau jisai ims kurti naują Dievo įvaizdį, na ir tikriausiai vėl pradės tikėti ir mes sakysime atsiverti. Jisai būtent surado naują Dievo suvokimą, naują Dievo įvaizdį ir labai gerai, kad jisai tapo kažkada tai ateistų, nustojo tikėti. Jisai tą savo seną Dievo suvokimą, kuris jau laužė, varžė, žalojo, atmetė, išdrįso atmesti ir po kuriogi laiko, mes sakom, atsivertė. Jisai sukūrė naują Dievo įvaizdį. Na va, ir štai, ir tas būtent naujas Dievo įvaizdis irgi bus kalėjimas, bet jau gerokai didesnis ir gerokai kitoks. Na va, čia labai svarbu, kaip ugdyti vaiko Dievo įvaizdį. Vaikai būtent yra spontaniškesni už mus suaugusius ir mažiau būtent kontroliuojami sąmonės ir turi jie žymiai daugiau vaizduotės, kūrybinio potencialo, kuris yra reikalingas Dievo įvaizdžiui susikurti bei plėtoti. Jei mes siekime pernelyg anksti perduoti vaikui tradicinius Dievo įvaizdžius, tada kyla pavojus užgniaužti vaiko fantaziją, užgniaužti jo kūrybiškumą. Vaikui turi būti leista taip nupiešti Dievą, kaip jis įsivaizduoja, net jeigu tai netitinka nei mūsų supratimo, nei teologinio suvokimo. Tegu jis piešia tą Dievą, kaip jis įsivaizduoja. Negalima vaikui sakyti, tokio Dievo įsivaizduoti negalima, nes jis netoks. Vaiko fantaziją būtina priimti, tą sukurtą piešinį, vaizdinį būtina su juo aptarti, užduodant klausimus ir skatinti būtent tolesnę įvaizdžio plėtotę. Ir suaugusiam labai svarbu suprasti, kad nei dabartinis, nei jo turimas Dievo įvaizdis, nei visi kiti Dievo apibūdinimai nėra galutinės tiesos. O tai yra kiekvienas Dievo įvaizdis, kuris keičiasi. Ir jeigu mes vaikui leisim keisti savo Dievo įvaizdį, tai jis iš karto išaugs su tokiu suvokimu, kad tai iš tikrųjų tai, ką aš suprantu kaip